Haleluja, Jėzus viešpats. Ar gali pas tikintį žmogų būti velnių ir galvoje, ir visur? Ar gali tikintį žmogus gyventi nuodėmėje? Mes matom daug pavyzdžių. Ar gali jis nugalėti tą nuodėmę? Taip. Daug kas sako, kad Kristus jau viską atliko kryžiaus. Jis išpirko mus iš nuodėmės. Bet yra ir mūsų dalis, yra ir mūsų. Turi būti mūsų dalis, turi būti mūsų požiūris ir veiksmai į šitą reikalą. Visų pirma, turim atgalauti išpažintas nuodėmes. Kitas dalykas – prašyti viešpaties, kad sujungtų su tai žmonėm, kurie pažįsta jį, kurie žino, kaip kovoti su nuodėme. Raštas sako, budėkite, melskitės. Nes jūsų priešininkas vaikšto kaip reumatas. Tai gali būti įvairių. Ar įmanoma tą nugalėti, ar įmanoma tikinčiam žmogui pasakyti, jau nebe aš gyvenu, bet Kristus mane gyvena. Kaip Paulius pasakė, taip įmanoma. Jis mums raštas apie tai rodo, pavyzdžiais pasakoja. Bet aišku, mes turim būti susijungę su bažnyčia, turim būti Dievo žodyje. Turim tą duoną, kurią gaunam, dalintis. Duonos kasdienės daug mums šiandien. Tai kalba ne tik tai apie maistą fizinį, bet čia ir apie dvasinį taip pat. Įmanoma nuodėmę nugalėti, įmanoma krikščionį gyventi per gyvenimą. Tik aišku, yra šiek tiek tokių momentų, kuriuos turi žmogus suprasti, išpažinti, vykdyti. Tikėjimas vis tik tai yra veiksmas. Kas ką gali sakyti, ten Jėzus jau atliko už mus viską, čia jau tikėjimas yra veiksmas. Taip rodo visą paliktą mums Bibliją ir apaštalų darbai, pirmų bažnyčių, kai viskas vyko ir kaip juos mokė apaštalai. Tai jau, kaip sako, viskas lyg ir paprasta, bet žmogus, kadangi ir tikintis žmonės, kadangi protas pakankamai būna užkimštas, susiteršęs šito pasaulio visais dalykais. Ir Dievo žodis gaunas kaip fonas. O dabar vėjas pučia, šakos ūžia, kaip sako, ir čia fonas. Bet Dievo žodis turi būti pas žmogų širdį, protė. Tada bus jam žymiai lengviau nugalėti tuos velnius ir išlaikyti tą spaudimą. Ir spaudimą patiria visi. Ant tiek tarnautojai, dar labiau sakyčiau, ant tiek paprasti mokiniai, sekėjai Jėzus. Tai va, taip kad būkit palaiminti ir budėkit, kad tas velnias nenutemptų, kur nereikia. Nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir nieks nenueina pas Tėvą kaip tik per jį. Taip kad, amen.